specialiai parodžiau paskiau, žiūrėkit. Teisinėje demokratinėje valstybėje vyksta tokie dalykai. Fotografuokit, čia bus jums istorija. Bylai, kurie buvo išnaudota apie 4 milijonus litų tyrimui, valstybė išlošė, gavo 4 000. Aš tada darydavau apyvartą, organizavau apyvartą, daugiau net darydavau Mažeikių nafta. Buvo 1,2 milijardas 300 milijonų litų apyvartą metinį. Tai buvo programa ypatingai naudinga Lietuvai. Konservatoriai, atėjus į valdžią, sužlugdė šitą programą, atėmė iš Lietuvos įmonių rinką Rusijos ir pradėjo mokėti doleriais. Pinigų nebūdavo Lietuvoje. Jie imdavo kreditus ir mokėjo už dujus Rusijai, Gazpromui doleriais. Bet produkcija pūdavo Lietuvos sandėlyse.